Sveiki, mano vardas Laurynas ir kaip kiekvienais metais sveikinuosi su jumis. Šiais metais noriu jūs pakviesti į įstabią kryptį Andorą. Į Andorą keliausime 3 kartus sutikti naujus metus, per vaikų atostogų savaitę ir 1 savaitę anksčiau, vasario 9-16. Kelionė į Andorą skrendame su Wizz Air avialinijomis į Barselonos oro uostą. Kaip visuomet mūsų klientams yra įskaičiuotas rankinis, registruotas ir sportiniai bagažai. Iš oro uosto važiuosim tiesiai į Andoros Canilo miestelį, kur apsigyvensime Ski Plaza Hotel viešbutyje. Pervežimas bus tiesioginis, truks apie 3 valandas. Ski Plaza viešbutis Canilo miestelėje yra įsikūręs netoli gondolos. Ja tikrai lengvai pasieksite pėstute apie 200 metrų nuo viešbučio. Viešbutyje taip pat yra spa zona, kurioje kiekvienas mūsų klientas galės praleisti valandą laiko. Viešbutis su įskaičiuotu maitinimu tiek pusryčiais ir vakarienėmis. Šioje kryptyje per vaikų atostogų savaitės planuojam turėti tikrai nemažą grupę, 100 keliaujančių, kuriuos lydės netgi 2 mūsų kelionės vadovai, licencijuoti instruktoriai, kurių pagrindinis darbas bus tėvam leisti pailsėti nuo vaikų ir juos atiduoti į grupinės slidinėjimo pamokas. Andoroje didžiausias slidinėjimo kurortas pavadinimu Gran Valira. Jis siūlo virš 200 km trasų. Pats kurortas plačiai išsidėstęs, tai mėgstantis ir daugiau pakeliauti tikrai ras čionais ką veikti. O vaikam ar pradedantiesiems tikrai yra tam tikros zonos, kur tikrai patogiai, maloniai galės su mūsų licencijuotais instruktoriais mokintis. Grįžtant iš Andoros į Vilnių turėsime laisvo laiko iki skrydžio, dėl to pasiūlysime ekskursiją arba laisvą laiką pačioj Barselonoje. Tai visus labai kviečiu prisijungti per naujus metus ir vasario mėnesį į mūsų organizuojamą kelionę į Andorą su mūsų licencijuotais ir patyrusiais instruktoriais, praleisti gerą laiką bei pasitobulinti savo slidinėjimo įgūdžius.